sveikina visus vasario 16-osios proga. O apie tai ir apie vėliavos kėlimo kultūrą Kuršėnuose antrasis mūsų reportažas. Ką jums reiškia vasario 16-oji? Oi, daug, praktiškai Lietuvos pagrindas valstybės, turiuomenį ir turėtų reikšti galbūt ne vien man ir ne vien jaunimui, bet ir kiekvienam žmogui, kuris lyg ir bet kokiu atveju ir bet kokiu oru lyg ir turėtų tą šventę gerbti. Galima negerbti valdžios, galima nemylėti valdžios, bet savo valstybę privalom ir mylėti ir gerbti. Vasario 16. Kaip aš pasakiau savo mokiniams, ketvirtadienį atsisveikindama per paskutinę pamoką. Tai yra didesnė šventė už kiekvieno mūsų gimtadienį. Tai didesnė šventė už Kalėdas ir už Velykas. Mums lietuviams tai pati didžiausia šventė, nes be šito šventės mes nešvęstume kitų švenčių. Reiškia tai, kad gyvenam laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje. Vasario 16 tokia diena, kada kiekvienas Lietuvos pilietis turi susimąstyti, kuris gyvena. Kad tai yra nepriklausoma, normali valstybė, ją gerbti, ją mylėti ir puoselėti. Ar ant savo namų išsikelti Lietuvos valstybės vėliavą? Taip, jeigu pavažiuotume tuokės vienas jau nuo 9, tai yra 8 ryto jau kabo. Taip. Taip. Jo, yra iškelti ir netgi ant būstinės iškėlėm rytą. Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos mokytojų Navickų namas. Vėliavos čia dėja nėra. O štai mes esame prie Romos Albikienės namų. Ji ilgametė Kuršėnų Lauryno Vinco gimnazijos direktoriaus pavaduotoja bei kūrybinės raiškos centro vadovė. Vėliavos nematyti. O čia Adelės Grakauskienės, buvusias Kuršėnų seniūno pavaduotojas ir dabartinės Pavenčių vidurinės mokyklos mokytojas namai. Vėliavos nėra. Dugėlių vidurinės mokyklos direktorė Janina Bartkevičienė ir jos namai. Vėliavos čia nėra. Kuršėnų Lauryno Vinco gimnazijos direktoriaus Albino Jokubausko namai. Be vėliavos. Rupšienė, buvusi Šiaulių rajono švietimo skyriaus vedėja, dabartinė Kuršėnų politechnikos mokyklos direktorė. Ant jos namo vėliavos nėra. Vėliavos neradome ir ant Pavenčių vidurinės mokyklos direktorės Janinos Banienės namų. Kuršėnų policijos nuovados viršininko Raimundo Šidlausko namai ir šuo. Vėliavos čia nėra. O čia garsiajame Kuršėnų miesto dvare, kur gyvena verslininkas Artūras Tupikas, vėliavos, kaip matome, nėra. Garsiųjų Kuršėnų verslininkų, ūkininkų baristų namai, ant kurių trispalvės nematyti. Dabar esame prie vienų iš stambiausių Kuršėnų verslininkų Borusevičių namo. Vėliavos čia irgi nėra. Dabar esame prie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narės, Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos pirmininkės, Šiaulių rajono jaunimo centro vadovės bei mokytojas Laimutės Leskauskienės namų. Vėliavos čia nėra. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narės, Šiaulių rajono kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė, Seimo narės Rimos Baškienės bei šio namo, kurį dabar matote pirmininkės, Daivos Miliauskienės namai. Vėliavos čia nėra. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys ir Šiaulių rajono partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Kęstutis Lukšas. Ant jo namo vėliavos dėja nėra. Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnė Edita Mileikienė ir jos namai. Vėliavos taip pat nėra.
Trispalvės nematyti ir ant Šiaulių rajono Valstiečių partijos pirmininko Antano Bezaro namų. O čia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Stasio Lembučio namai, be vėliavos. O čia Šiaulių rajono savivaldybės vicemero Antano Sekreckio rezidencija. Vėliavos nėra. Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės namai. Vėliavos dėja nėra. Ant viešosios įstaigos Kuršėnų poliklinikos sienos vėliavos nėra. Ir štai mes esame Luokės 1. Čia buvusio Šiaulių rajono mero, dabartinio Šiaulių rajono konservatorių partijos pirmininko pavaduotojo Alfredo Januškos namai. Vėliava čia kabo. O čia buvusio Šiaulių rajono mero, socialdemokratų partijos nario Algimanto Gaubo namai. Vėliava čia plevėsuoja. Kuršėnų Lauryno Viļčiaus gimnazijos mokytojų Kvyklių namas. O čia Kuršėnų miesto seniūno Vytauto Gedmonto namai. Ant jo plevėsuoja trispalvė. Rolando Tamošaičio, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario ir Šiaulių klubo Lions prezidento bei istoriko namai. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario ir Šiaulių rajono konservatorių partijos pirmininko Jono Novogreckio namai, ant kurių plevėsuoja gražioji Lietuvos trispalvė. Aplankius daugelį svarbių kuršėniškių, susidarė toks įspūdis, kad mes tik kalbame ir skatiname vieni kitus būti pilietiškais. Tačiau keistis turėtume pradėti patys. Na bent jau tas vėliavas nusipirkite. Na o dabar iki pasimatymo kovo 11-ąją. Tiesiai iš įvykio vietos Agnė Rapalaitė, Kasparas Laureckis aktyvi.